Šių metų kovo pradžioje vyko geriausio atsakymo į klausimą apie tikimybės konkursas. Jame panoro dalyvauti didelis skaičius studentų. Iš didelio skaičiaus atsakymų atrinkome 10 pačių įdomiausių. Įspėjame silpnesnių nervų žiūrovus. Visi čia pateikiami atsakymai yra klaidingi. Jeigu manote, kad tai gali suteikti jums žalos, prižiūrėdami toliau pasitarkite su savo artimaisiais arba su savo šeimos gydytoju. 10 vieta. Renkamėms iš 4 objektų. Renkamėms įvertinę vieną objektą. Kokia tikimybė likti be nieko? Be nieko liksime, jeigu tas pirmas objektas, kurio nesirenkame, ir buvo pats geriausias. Taigi tikimybė likti be nieko yra 1/4. Autorius pateikia gerokai originalesnį atsakymą. Visų pirma, sugalvotas naujas žymuo, apskaičiuotas dydis ir reikšmė pateikiama kaip tikimybė. Taigi tikimybė yra gerokai didesnė už vienetą. Galime įvertinti šitą atsakymą už drąsą. 9 vieta. Dideliame kube omega yra mažas kubas, kurio kraštinė yra 1. Atsitiktinai renkant didelio kubo tašką, tikimybė pataikyti į mažąjį kubelį yra 1/3. Klausimas, koks didžiojo kubo kraštinės ilgis? Autorius pateikia labai elegantišką atsakymą ir apskaičiuoja šitą reikšmę. Ta reikšmė didžiojo kubo kraštinės ilgis yra maždaug 70. Ir autorius nepabūgo išvados, kad didesnio kubo kraštinė yra mažesnė už mažojo kubo kraštinę, kurios ilgis yra 1. 8 vieta. Vienetiniame kube renkamas taškas. Kokia tikimybė pataikyti ant plokštumos, kuri eina per kubo centrą lygiagrečiai pagrindams? Tikriausiai taikyti reikia geometrinį tikimybės apibrėžimą. Matyt, taip autorius ir padarė. Vardiklyje yra 100 kubų, matyt, čia yra kubo tūris, laikant, kad kubo kraštinė yra 100 cm, tada plokštumos ir kubo pjūvio tūris yra vienetas. Naudojant šią informaciją galima gauti žinių apie taško matmenis. Štai taip, jeigu plokštumos ir kubo pjūvio tūris yra vienetas, o tas tūris yra pagrindo plotas daugintas iš taško storio, tai čia galim apskaičiuoti taško storį. Tai yra 1/1000 milimetro. 7 vieta. Vėl pasirinkimo uždavinys. Renkamėms iš 3 ir 2 objektų nesirenkam, bet juos tik peržiūrim. Kokia tikimybė pasirinkti geriausią? Aišku, geriausią pasirinksime, jeigu geriausias pasirodys 3, o tikimybė tokiu atveju yra 1/3. Tačiau autoriaus sprendimas gerokai originalesnis. Čia pademonstruota labai daug žinių. Dalyvauja netgi skaičius E, apskaičiuotas santykis ir matyt šitas santykis laikomas geriausių pasirinkimo parametrų ir po to kažkodėl tai tas parametras padalinamas iš 2. Matyt, išsigandus, kad šitas dydis yra didesnis už vienetą, padalinus iš 2 gauname skaičių mažesnį už vienetą ir šis skaičius siūlomas kaip tikimybės pasirinkti geriausią reikšmė. Įvykis A. Pavasaris bus šaltas, B. Vasara šilta, C. Ruduo lietingas. Reikia išreikšti įvykį. Ruduo bus lietingas, o vasara arba pavasaris šilti. Įvykiai yra sudėtingi objektai, tačiau atsakymo autorius ar autorė nedvejodami paverčia įvykius skaičiais. Kad viskas pasaulyje yra skaičiai, tai yra sena Pitagoro idėja, bet mes nedrįstame tos idėjos laikytis. Vis dėlto
Šio atsakymo autorius, nedvejodamas, pavertė įvykius skaičiais. Neabejoju, kad Pitagorui tai būtų labai patikę. Vėl klausimas apie metų laikus. Tačiau atsakymas dar originalesnis, panašus į Naglio Šulijos pranašystės. Autorius teigia, jog tikimybė, jog ruduo bus lietingas, yra lygi vienetui. Sunku su tuo nesutikti. Ir dar užrašo vieną sąryšį, iš kurio nesunkiai galime gauti, kad tikimybė, jog vasara bus šilta, yra tokia pat, kaip tikimybė, kad pavasaris bus šaltas. Ketvirtoji vieta. Iš vienetinio intervalo renkame skaičių ir žiūrime, koks yra pirmasis skaitmuo jo dešimtainėje išraiškoje po kablelio. Kokia tikimybė, kad tas skaitmuo bus 6. Atsakymą autorius teigia, kad tai priklauso nuo to, kiek skaitmenų po kablelio imame. Jeigu imame tik 1 arba 2, tai tikimybė 1/10, o jeigu daugiau, tai tikimybė bus mažesnė ir galbūt mažės, o gal artės prie 0. Sunku pasakyti, kaip prieita prie tos išvados. Galbūt yra kažkas bendro su nuomonė, kad kuo toliau į girią, tai tuo tikimybė iš jos išeiti yra mažesnė. Trečioji vieta. Lošėjas. A reiškia, kad jam pasiseks nelyginėmis savaitės dienomis. B savaitgalis. C lyginėmis savaitės dienomis. Ką reiškia štai šitas įvykis? Autorius mano, kad šis įvykis reiškia, kad lošėjai nesiseks nei nelyginėmis dienomis, nei savaitgaliais, nesiseks ir lyginėmis dienomis, žodžiu, nesiseks niekada. Galbūt autorius parašė šią išvadą liūdnai pagalvojęs, kad galbūt ir jam niekada nepasiseks teisingai atsakyti į tikimybių teorijos koliokvimo klausimus. Skubu nuraminti, kitą kartą tikrai pavyks geriau. Antroji vieta. Plokštuma suliniuota lygiagrečiomis linijomis. Ant jos metama adata. Kaip užrašyti tokio bandymo baigti? Autorius ar autorė pateikia štai tokį brėžinį, kuris iš pradžių man nebuvo aiškus. Tik tai vėliau supratau, kad matyt autorius galvoja, kad kam mėtyti adatą ant plokštumos, geriau mesti ją taip, kad ji įsibestų, kaip kad daroma žaidžiant dartais. Ir šitie taškai turbūt reiškia, kur toji mesta adata įsibedė. Tas pats klausimas, bet atsakymas visiškai kitas. Autorius ar autorė išvardė 3 baigtis. Adata nukrito arčiau vienos linijos, arčiau antros linijos ir 3 baigtis nukrito ne ant plokštumos. Iš pradžių nesupratau, jog plokštuma turbūt turėtų būti begalinė ir jeigu jau adatą metėme, tai ji ant tos plokštumos turėjo ir nukristi. Bet paskui suvokiau, jeigu adatą mesime taip, kad jinai įsibestų į plokštumą, tai ta plokštuma gali ir pradurti, ir nukristi kažkur po plokštumą, o kas yra po tą plokštumą, juk nežinome. Štai ir viskas. Dėkoju visiems dalyviams ir linkiu sėkmės kituose klausimų apie tikimybių teoriją konkursuose.